Sveiki visi sugrįžę į Edward Casual kanalą. Šiandien pakalbėsime būtent apie peilius. Reikia žinoti, kad peiliai būna skirtingų anglies kiekių. Kai kurie būna mažesnio, kas gaunasi, kad minkštesnis peilis, jį lengviau galąsti, tačiau jisai greičiau ir atbunka. Taipogi būna aukštesnio anglies kiekio peiliai. Tai būtent dažniau yra brangiau kainuojantys peiliai. Ir svarbu žinoti tai, kad jų negalima galąsti su paprastomis geležtėmis. Tokiem peiliam reikalinga būtent vandens akmenys. Todėl būtent šitoje laidoje ir pakalbėsime apie peilius ir jų galandinimą. Tai būtent matote, kaip yra peilis. Tai šone peilio yra tokias kaip griovelis, kuris turi netgi skirtingą spalvą. Ir būtent mums jį reikia pagaląsti. Ne šitas dalis, bet būtent šitą pačią briauną. Ir galandant mums reikia, priklauso nuo peilio. Kai kurie peiliai būna iš vienos pusės pilnai 0 laipsnių turintys. O kai kurie, tarkim, iš šitų pusių abudu jie yra sueinantys į viršų. Tai reikia abi pusės pagaląsti maždaug 15 laipsnių kampu. Tas yra labai svarbu. Taigi, o vandens akmenys būna dviejų tipų. Vieni labiau grubesni, kurie labiau atšipins peilį, o kiti yra švelnesni. Ir ne tiek atšipinantys peilį, bet jį labiau nuaštrinantys. Tai būtent vienas uždeda tą briauną daugiau atšipinant metalo, o kitas labiau paaštrina. Ir juos reikia naudoti tokia tvarka, kad mažiau gritumo turintis akmuo naudojamas, po to pereinama prie aukštesnio. Taipogi svarbu akmenį pagal instrukciją gerai pamirkyti vandenyje prieš galandant, nes vanduo turi įsigerti į patį akmenį. Vos tik įdėt šitą plytą ar akmenį, kaip jį pavadinsit, pamatysit iš karto kilančius burbuliukus, kas yra ženklas, kad vanduo įsigerdinėja į patį akmenį. Taipogi vandens akmenys ateina su jau esančiais įdėklais, į kur įsideda pats akmuo. Ir tada bražinėjama su geležte ir jie yra aštrinama. Tai būtent išsiemam savo akmenį. Pasižiūrim, kažkurioje pusėje turi būti užrašas, kur yra koks gritumas. Čia matosi, bet ne taip gerai. Ir būtent matosi mėlynas 1000. O šitas rudas, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, tai kažkur tai 400. Tai būtent uždedam akmenį į šitą dėklą. Pasižiūrim, kad jisai stovėtų tolygiai. Ir galandinimo metu mums pastoviai reikės jį pašlapinti, kad geriau galąstųsi. Taigi, paimamas peilis, šiek tiek pašlapinama šitas paviršius ir nustačius 15 laipsnių kampą, peilis galandinamas. Geras lifehackas, kaip žinoti, kad 15 laipsnių jau pasiekęs peilis. Tai paprasčiausiai paimkite 2 centų monetas, jas vieną ant kitos uždėkite ir tokiu būtent kampu turi būti pakreiptas peilis. Taipogi šio galandinimo metu turi išsiskirti tamsios nuosėdos. Šių nuosėdų nuplauti nereikia, kadangi jos padeda galandinimo procesui. Taip, nuo vieno
krašto nubraukiamas. Tada pasiimu kitą kraštą galąst. Ir svarbu, kad ant pačio šito akmens susidarytų ta tokia pilka ar kažkokios kitos spalvos masė, kuri padeda galąsti būtent šitą peilį. Taip, kita pusė apačiam. Ir tą pat. Toks pats judesys. Šiek tiek pavilkom ir pakam. Galit pažiūrėti peilį, šiek tiek perbraukti ir jūs tiesiog jau esama kažkokia briauna. Taip, kai abi dvi pusės jau pagalastos, peilį nuplauname šiek tiek. Visada būkite atsargūs, kad neįsipjaut, nes peilio briauna būna itin aštri. Ir pasikeičiam ant kitos pusės. Šiek tiek galim nuplauti šitą pusę naudoti. Ir pasikeičiam ant aukštesnį gritumą turinčios pusės. Ir šiek tiek pašlapinam ir tęsim darbą. Galit pastebėti, kad net ir ant skirtingos pusės skirtingas ir garsas galandinamo metalo. Gerai, apverčiame kitos pusės. Arba mūsų peilis pagalastas. Peilį nuplauname po kranu. Peilį taipogi nušluostame. Na štai, turime pilnai pagalastą peilį. Svarbu žinoti, kad aukštą anglies kiekį turintys metalai yra linkę rūdyti, nebent jūs specifiškai pirkot nerūdijančio plieno peilius, kaip yra šitas. Rūdijančio plieno peiliai turi gerų savybių ir blogų. Tai blogos savybės yra būtent tai, kad jie rūdėja, bei gali lengviau nulūžti, bet užtat jie yra žymiai aštresni ir, tarkim, kažkokias daržovės ar kažką tai tokio, jie labai yra gerai jų pjaustymui. Ypač jeigu yra kažkokios kietesnės daržovės ar kažką tai tokio. Tačiau su jais nepatartina pjaustyti daržovų arba kažkokių kitų produktų, kurie turi daug rūgšties savyje, nes rūgštis būtent ir skatina tą rūdėjimą. Todėl jeigu, tarkim, pjausite pomidorus ar kažką tai tokio, tai reikia iš karto nuplauti peilį ir jį nušluostyti sausa servetėlę, kad peilis neaprūdytų. Nes jeigu paliksite jį ant mentelės,
jisai iš karto parūdys. Todėl rekomenduočiau pirkti daugiau nerūdėjančio plieno peilius. Na ir štai dažnai matomas testas, kurį labai dažnai sutiksite platybėse interneto, tai būtent šitas pjaustymas popieriaus. Tai va. Taip gerai pjausto ką tik pagalastas peilis, todėl laikykitės saugos savo pjaustymo darbastalyje, nusigalaskite peilius, nes su gerai nugalastų peiliu išvengsite ir daugiau įsipjovimų. Nes kuo aštresnis peilis, tuo jisai geriau pjauna, tuo lengviau galite jį kontroliuoti, bei mažiau jisai išsprūs iš pjaunamo produkto ir įpjausim į pirštą. Ačiū, kad žiūrėjote mano video. Nepamirškite laikinti, subscribinti ir komentuoti. O toliau šitame video pasilikę matysite peilių galandinimo ASMR.